Ji ruošėsi svarbiausiam savo gyvenimo momentui – tapti mama, kol jos kelyje pasitaikė žmogus, norėjęs viską atimti. Aš tau pasakiau, iš kur atsirado kraujas. Ne, aš klausiu, ar be placentos kraujo tavo automobilyje bus Džeimės kraujo, nes jei bus, mes jį rasime. Tai byla, kuri vis dar šokiruoja patyrusius detektyvus, ne tik dėl apskaičiuoto neįsivaizduojamo žiaurumo, bet ir dėl to, kiek toli kažkas buvo pasiryžęs nueiti, kad gautų tai, ko norėjo. Kūdikis, kurį atvežė į ligoninę, yra maždaug tokio pat amžiaus. Gerai, sakoma, kad tai buvo Koi. Tai apie 35-36 savaitės, kaip ir Džeimio kūdikis. Aš Elizabetė Milner. Sveiki atvykę į šį nusikaltėlės epizodą. Bowling Greenas, Kentukis. Čia mes susitinkame su šios savaitės moterimi nusikaltėle, Kati Michelle Koi. Kati Koi gyvenimas tikrai nebuvo tobulas. Ji turi seksualinės prievartos ir psichikos ligų istoriją. Ji 2 kartus išsiskyrė, tačiau šeima jai vis dar yra viskas ir ji nori ją išplėsti. Tačiau 2011 metų pradžioje, kaip pranešama, ji patyrė persileidimą. Šis persileidimas atrodo labai sukrėtė Kati. Ji tikrai nori kūdikio. Kati jau yra 2 paauglių mama, tačiau jos manymu, jos šeima dar nėra pilna ir ji pasiryžusi padaryti viską, kad tai įvyktų. Iš teismo parodymų sužinojome, kad iš pradžių Kati kreipėsi į savo vaikus, prašydama jų pagalbos įgyvendinant planą pavogti kūdikį. 2011 m. balandį ji kreipėsi į savo 13-metę dukrą, prašydama jos padėti pagrobti kūdikį. Kati dukra visiškai atsisako dalyvauti šiame plane, todėl Kati apsimeta, kad tai buvo tik pokštas. Vėliau ji vėl paminėjo šį pokštą savo 14-mečiai sūnai. Tačiau šį kartą ji paklausė jo, ar jis padėtų jai įvykdyti žmogžudystę. 14-metis taip pat atsisako. Todėl Kati daugiau šios temos nebekelia, bent jau savo vaikams. Tačiau ji vis dar nori įgyvendinti savo planą. Kati naudojasi Facebook, kur susidraugauja su moterimi 21 metų Jamie Stacey. Štai ką mes žinome apie Jamie Stacey. Warreno apygarda Kentukis visada buvo jos namai. Pranešama, kad ji buvo aktyvi savo bažnyčioje. Ji dirbo auklę, o 2011 m. balandį ji laukėsi. Kati susisiekė su Jamie, apsimesdama būsima mama. Ir jos abi keičiasi Facebook žinutėmis kelias savaitės. Jos susibičiuliauja dėl savo nėštumų. 2011 m. balandžio 13 d. Kati pažada Jamie. Ji nori padėti Jamie, supažindindama ją su įmonė, kuri nemokamai suteikia sauskelnių ir kūdikių drabužėlių. Jamie priima Kati pasiūlytą gražią pagalbą. Tai bus pirmas kartas, kai jos susitiks gyvai. Kati pasiema Jamie savo automobilyje ir jos išvyksta pasiimti kūdikių reikmenų, tačiau tik viena iš jų sugrįš. Vėliau tą pačią dieną Kati atvyksta pas draugę į namus ir ji yra panikos apimta. Kati pasako savo draugiai, kad ką tik pagimdė kūdikį. Kai Kati atvyksta pas draugę į namus, ji visa kruvina, be kelnių ir sėdi ant placentos, o jos kūdikis apdengtas žole. Kati paaiškina, kad ką tik pagimdė pakelėje. Kati draugė Shelly iškviečia greitąją pagalbą ir Kati skubiai nuvežama į ligoninę. Kai ją apžiūri ligoninėje, gydytojams kyla įtarimų. Atrodo, kad nėra jokių fizinių požymų, jog Kati ką tik pagimdė šį kūdikį. Ligoninės personalas dar labiau sunerimsta, kai Kati atneša gimdą, kiaušides ir placentą su vis dar prijungta virkštele. Šie vidaus organai kažkam priklauso, bet akivaizdu, kad jie ne Kati. Todėl iškviečiama policija ir ji suimama. Kati sutinka būti apklausiama Kentukio valstijos policijos, tačiau ji jau yra atsargi. Prašau to neaiškinti. Neaiškinsiu. Todėl į tavo daiktą paėmiau. Gerai, galim dabar susitarti. Susitarti, taip? Dabar paklausyk manęs, susitarkim. Palauk minutėlę, tu daugiau nebegrasi vaikams, ne. Daugiau ne. Ateik čia, susitarkim. Paklausyk manęs. Bet tu irgi negali kelti balso, gerai? Ar supranti? Leisk man tik pasakyti tai, Kati. Ar supranti? Čia vyksta daug emocijų, gerai? Taip, suprantu. O dabar Jamie dingo ir mane kaltina. Jamie Stacey niekas nematė ir iš jos nieko negirdėjo jau kelias valandas. Jos šeima labai nerimauja, ypač todėl, kad Jamie yra 3. nėštumo trimestre. Liudininkai policijai sako, kad paskutinis žmogus, su kuriuo matė Jamie, buvo Kati Koi. Tačiau Kati sako, kad ji neturi jokio supratimo, kur yra Jamie. Ji paaiškina, kad paskutinis žmogus, su kuriuo matė Jamie, buvo asmuo vardu Maikas. Jis turi juodą puodelį, kuris visada pasisuka į šoną.
Maikas. Maikas? Koks Maikas? Nežinau jo pavardės. Jis yra Kitis. Kitis. Jis nevartoja narkotikų, dėl to aš tai žinau. Pradėkime iš naujo, gerai? Gerai. Dabar pradėkime nuo pradžių, nes mes tai išsiaiškinsime kartu, gerai? Gerai. Jis pabudo 4:30. Jis nepasiduos. Jis. Pažadino jį. Bet pusbrolį pažadino, gerai? Atsikėlė, jis įjungė šviesą, atliko savo reikalus ir tada išėjo. Gerai. Taigi tu jį pažadinai 4:30 ir grįžai į lovą, taip? Taip? Gerai, taigi 7:30. Kiek metų tavo sūnui dar kartą? 14. 14 metais tave pažadina. Ir kas tada nutiko? Aš jam pasakiau, kad iš manęs nebus jokios naudos. Jis sakė, kad aš vėmiau ir buvau tokia ir visa kita, nu. Leisk man tavęs apie tai paklausti. Tu vėmiai ir turėjai viduriavimą, taip? Ar tai buvo dėl nervų? Taip, nes aš žinojau, ką darau. Teisingai. Su abiem. Taigi tu žinojai, kad tai, ką darei, buvo blogai. Taigi ką noriu pasakyti? Tu žinojai, kad tai, ką darei, buvo blogai. Vadinasi, tu turi sąžinę. Taip, žinojau. Tyrėjams reikia išsiaiškinti, iš kur atsirado kūdikis. Ligoninėje katė teigia, kad ji pagimdė jį ir netgi pavadina jį Keidenu. Tačiau apklausos metu istorija pasikeičia. Ji teigia, kad kūdikį nusipirko iš kažkokios moters vardu Ashley. Aš tikrai nusipirkau tą kūdikį. Gerai. Gerai. Aš jums jau anksčiau sakiau. Ashley nežino, kada jūs. Aš pasakiau kapitonui. Aš kalbėjau. Sue. Katė, Ashley žino, kur mano vaikai eina į mokyklą. Ji žino, kad aš perku daiktus kūdikiui. Ji netgi pasakoja man detalės. Tu nori pasakyti, kad jį tave seka? Na, ji man pasako, kur aš buvau. Ji žino, į kokią mokyklą eina mano vaikai. Ir ji man sako, nesusipainiok su tuo, gerai? Gerai. Teisingai. Aš suprantu tavo požiūrį. Na, noriu pasakyti, kad tai Džeimio kūdikis. Tai Džeimio kūdikis? Taip, tai Džeimio kūdikis. Tai Džeimio kūdikis, gerai? Ir ką aš sakau? Gerai, Džeimis buvo ten, name, kartu su Maiku ir jaunu aukšto vaikinu, kuris buvo su juo. Kaip atrodė tas jaunas, aukštas vaikinas? Jis paskambino, gerai, tai buvo ta mergiotė. Dabar aš galiu ją vadinti mergiotė. Jie tokie ir jie taip elgiasi. Judu yra juodo pikapo gale. Tyrėjas paprašo Ketį dar kartą papasakoti savo istoriją, tačiau laikas labai svarbus. Jei yra bent menkiausia viltis rasti Džeimę gyvą, tyrėjai mano, kad Ketį gali turėti raktą į šią paslaptį. Tai tas pats dydis? Būtent ten. Ir ji buvo 30 kelių savaičių nėščia. Ji buvo namuose. Kartu su Maiku ten. Bet jį gelbėjo šeimą. Aš palikau tą namą. Gerai. Paklausyk jo, žinoma. Dabar mes nerimaujame dėl jos. Džei dingusi. Turime klausimų, į kuriuos turime atsakyti šio tyrimo metu. Ir vienas didelis klausimas dabar yra. Kas yra kūdikio, kurį turite motiną? Gerai, leiskite man pirmą pakalbėti, o paskui leisiu jums kalbėti. Gerai, antras klausimas. Kur yra Džeimis? Jo šeima jaudinasi dėl jos. Mes jaudinamės dėl jos. Mes jaudinamės dėl jos kūdikio. Norėčiau žinoti, ką pasakyti. Klausyk. Mes jaudinamės dėl jos kūdikio. Gerai, todėl visi labai emocingi, nes mes tikrai nerimaujame, kur ji yra ir kur jos kūdikis. Iš kur tu žinai? Taip. Taip. Dabar, ir štai dar vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas, kad ji buvo maždaug 35 arba 36 savaičių nėščia, tiesa? Na, aš neturiu jokio supratimo, kaip to laikytis. Aš nežinojau, kad jie apie tai galvojo. Štai kokia problema, Katė. Kūdikis, kurį atvežė į ligoninę, yra maždaug tokio pat amžiaus. Gerai, man buvo pasakyta, kad tai buvo vagina. Jam apie 35-36 savaitės, kaip ir Džeimio kūdikiu. Gerai, man buvo pasakyta, kad tai įžūlu. Gerai. Dabar klausyk, turime dar vieną problemą, gerai? Taigi, tu ją matei šiandien, o ji dingusi nuo maždaug 10:30 ryto, supratai? Jos kūdikis dingo, jos šeima ją nerimauja. Ar gali įsivaizduoti? Aš kaltinu ją. Taip, negaliu įsivaizduoti. Ar gali įsivaizduoti? Aš išeisiu. Aš ieškosiu tų blogiukų gatvėse ir visur. Ieškosiu visko. Bet žinai ką? Tas kūdikis, kurį atvežė į ligoninę, dabar turi mamą, kuri nerimauja.
Aš žinau. Arba tai, arba dar blogiau. Gerai? Aš puikiai suprantu. Ar gali įsivaizduoti, jei tie vaikai ten, tu nežinotum, kur jie yra, ar kas jiems atsitiko? Aš aplėčiau šią lentą aukštyn kojomis. Būtent. Ir būtent tai mes ir padarysime. Ir aš, Dženė, mes tokios panašios. Štai kodėl aš nenoriu to daryti. Gerai, suprantu. Bet mes taip pat turime išsiaiškinti, kas nutiko Džeimiui. Ir turime sužinoti, kas buvo tas kūdikis. Norėčiau sužinoti, ką ji pasakė, nes ji buvo namuose, ar taip? Tas kūdikis, kurį atvežėte į ligoninę, bus Džeimio kūdikis. Nežinau, todėl ir bandau tau pasakyti. Kaip gali nežinoti? Kaip gali nežinoti, jei tai buvo Džeimio kūdikis? Keti tvirtina, kad ji nieko neslėpė. Ji net paprašė poligrafo tyrimo, kad įrodytų, jog sako tiesą. Dabar paklausyk manęs, gerai? Jie vis tiek yra su savo tėčiu. Turi galvoti apie savo vaikus, bet taip pat turi galvoti ir apie to mažylio mamą. Aš galvoju, aš dėl jos nerimauju. Teisingai. Taip pat, dėlei? Bet sakau, štai ką, to kūdikio mama yra kažkur ten ir neturi savo vaiko, jei ji vis dar gyva. Ir tu nemanai, kad tas kūdikis? Aš nieko nepadariau. Gerai. Bet paklausyk manęs, bet kažkas juk padarė, tiesa? Tu negavai to kūdikio iš niekur. Aš gavau kūdikį iš Ashley. Bet sakau, štai ką. Aš jau maldavau jūsų visų, kad duotumėte man dalį Dievo žodžio. Jie nenori taip su manimi elgtis. Mes negalime to padaryti šį vakarą. Mes galime tai suorganizuoti ir tikrai padarysime, gerai? Bet šį vakarą negalime. Ką mums parodys poligrafas? Ką jis mums parodys, kai paklausime apie tą kūdikį? Kai paklausime tavęs, ar tas kūdikis yra Džeimio, ką parodys poligrafas? Ką tu pasakysi? Aš pasakysiu. Aš nieko nežinojau, kol atsidūriau automobilyje. Aš nežinau. Aš nežinau. Bet tu juk linksi galvą, kad taip. Ką? Manai, kad tas kūdikis galėtų būti Džeimio? Nemanau, bet... Kol detektyvai apklausė kiti pareigūnai ieško jos automobilyje, peržiūri jos socialinius tinklus. Bet kokie įrodymai, kuriuos jie gali rasti. Jie sutelkia dėmesį į šią Ashley, tikėdamiesi, kad nuotraukų atpažinimo procedūra padės Keti prisiminti. Pažiūrėk į kiekvieną atskirai. Ne, dar nieko iš to nebuvo. Ji laikė kūdikį prie veido, bet tai ne ji. Niekas. Ne, ją nušovė. Ji turi mažesnę nosį ir visą kitą, bet o Dieve, šuniukas toks. Dabar. Tu darai tai greitai. Noriu, kad pažiūrėtumėte vienas į kitą. Ne, tai ne ji. Štai kaip ji. Gerai. Gerai. Štai kur aš einu. Štai ką noriu, kad pažiūrėtum, gerai? Štai ką mes gausime iš jos. Ji tokia banali. Ji išeina dar mažesnė nei tokia. Ji stipresnė. Jos plaukai dideli, va tokie. Ir... Ar jos plaukai atrodo kažkaip taip? Ką? Ar jos plaukai atrodo taip? Taip, spalva, kurią matai. Ir ji dėvi pūstas drabužius ir visa kita. Atrodo kaip kažkoks prastas pankiškas stilius. Gerai, palaukite čia. Tuoj sugrįšiu pas jūs. Gerai? Tiesiog palaukite čia. Kol Keti laukia, kol detektyvas sugrįš, ją užplūsta jausmai. Ji pradeda labai susijaudinti, žiūrėdama į priešais ją paliktas nuotraukas. Aš irgi tave myliu. Aš tiesiog nenorėjau palūžti. Bet prašau, neimkite mane su mano vaiku. Maldauju, prašau, neimkite mane su mano vaiku. Aš tave myliu. Aš irgi, brangioji. Aš jūs myliu. Nebijau.
dėl po velnių turėjau vaidinti tą kūdikį? Praėjus kelioms minutėms detektyvai grįžta padaryti nuotraukų, kaip įrodymų, kad užfiksuotų galimus sužalojimus ar neseniai atsiradusias žymes ant jos. Jei Keti tikrai pavogė tą kūdikį, tuomet įmanoma, kad tas, iš kurio jį pavogė, bandė bepriešintis. Tačiau Keti nori užbėgti už akių viskam, ką jie gali rasti. Tai iš IBM! Aš žinau, brangioji, žinau. Išlikime ramus. Gerai? Gerai. Štai ką aš padarysiu. Pakviesiu kitą pareigūnę. Ji yra kapitonė. Jie ateis čia ir suskaičiuos. Turiu su tavimi pasikalbėti, Spūky, apie automobilį. Gerai, gerai. Kraujas, kuris yra automobilyje, yra iš Prisilos reikalo, gerai? Taip, tai ne kieno nors kito kraujas ar panašiai. Ir jei sulyginsi, paaiškės, kad tai susijęs su tuo reikalu, gerai? Gerai. Keidenas gulėjo Flubergo perėjoje, kai atvykau čia. Gerai. Prašau atsisėsti, tuoj sugrįšiu pas jūs. Štai kodėl ten apačioje yra mažų kraujo lašelių, kai ten, kur ta kuprinė atėjo su džiugiu vėju. Gerai. O tada, kai atėjau į Šalies namus, aš atsisėdau ant tos kuprinės, kad kraujas patektų ant manęs. Gerai, Keidenas buvo vardas, kuriuo ketinate pavadinti savo vaiką prieš tau pasiekiant kelią. Ar tai teisinga? Ar taip? Padėk ragelį, pakelk jį. Gerai. Gerai, ir man nemalonu tai minėti, gerai? Bet žinai... Tai kažkas susijęs su Evanu. Kas tai? Leis man apie tai pasikalbėti. Spalio pabaigoje. Gerai, supratau. Tai yra Katerina Rozinski, gerai? Na, jūs pasirūpinkite mano vaikais. O ar leisite man pamatyti savo vaikus? Tai pažadu, kad leisime, gerai? Kur yra tavo vaikai? Nežinau, jie vis dar laukia ligoninėje. Ką? Šiandien kalbėjausi su tavo vyru. Tiesiog pasirūpink, kad mano vyras ir mano vaikai tai gautų. Ar gali tai pasaugoti? Leisiu tau tai jiems perduoti. Gerai? Gerai. Gerai, bet aš kalbėjau su... Aš jaučiuosi tokia kvaila, nes žinau, kad tai ateis su kūdikiu, gerai? Aš žinau. Aš nesu kvaila, bet esu kvaila, gerai? Ne, nesmerk savęs, gerai? Tau nereikia to daryti. Aš bandau sužinoti, iš kur atsirado kūdikis. Iš tikrųjų, aš pati savo tai daviau, bet žinau, kad tu sakai. Gerai. Keti laikosi savo versijos, kad kūdikį nusipirko už $100. Jie netgi turi paaiškinimą, kaip pas ją atsidūrė kažkieno kito vidaus organai. Kiek laiko truko tas sandoris tarp tavęs ir Ešli? Kiek laiko jūs visi ten buvote? Tai buvo trumpas susitikimas iš esmės. Na, tai buvo tiesiog, žinote. Jei aš ateinu pas tave, aš perdaviau daugiau. Gerai, dabar aš iš tikrųjų turėjau tą antklodę, gerai? Ir viską. Ir ji man pasakė, kad ne, tu neimsi antklodės. Teisingai. Taigi aš tiesiog pasiėmiau kadeną ir tai, kas mano manimu buvo placenta, su savimi. Bet sąžiningai, aš tikrai maniau, kad kažkas ne taip, nes ta placenta buvo tikrai didelė. Ji man sakė, kad ji turėtų būti pakankamai maža, kad galėčiau ją vėl įsidėti į save ir apsimesti, kad viskas tvarkoje. Detektyvai vėl palieka Kati vieną apklausos kambaryje. Šį kartą tik su jos daiktais ir Džeimės Stais nuotrauka. Negaliu patikėti, kad pradingai. Ir aš esu viso to viduryje ir mane dėl to kaltina. Pakalbėk su juo, Tomai. Turi su juo pasikalbėti, turi paskambinti savo mamai, turi kažką daryti. Visiškai kaltinama dėl visko. Kai buvai gyva ir sveika, geriau paskambink savo mamai. Ir aš neprisiemu jokios kalties už nieką. Geriau paskambink kam nors. Nes puikiai žinome, kad tau viskas gerai. Keti atrodo nesupranta, kad detektyvai klausosi kiekvieno jos žodžio. Ir jie tuoj pat ją prispaus naujais įrodymais. Kažkuo, ką jie įtarė visą laiką. Atsirado naujų dalykų. Ir aš tau kai ką pasakysiu, gerai? Įrodymai aiškiai rodo, kad tai yra Džeimio kūdikis. Ir taip pat įrodymai aiškiai rodo, kad tu esi ta, kuri šiandien paėmė tą kūdikį. Aš nepaėmiau to kūdikio. Dabar paklausyk manęs. Paklausyk manęs akimirką, gerai? Klausyk, mes dirbsime su puo. Gerai? Klausyk, paklausyk manęs. Aš esu tu, aš to nepadariau. Tiesiog paklausyk manęs akimirkai. Aš ant tavęs nešaukiu.
Tu ant manęs nešauki, gerai? Užpildykime tai tau. Mes taip pat žinome, kad Jamie šiandien buvo automobilyje su tavimi ir tu pasiėmei Jamie iš jos namų. Klausyk. Turime akis mačiusių liudininkų, kurie matė, kai Jamie sėdo į automobilį su tavimi. Maikas, ir tas balsas. Klausyk. Tai ne tik Maikas, Jenny žino. Tu turėjai pasimti Jamie ir šiandien su jie grįžti į Morgantowną. Ne. Taip. Klausyk manęs, mes jau tai žinome, mes jau tai patvirtinome, mes tai patvirtiname ir mes patvirtinsime, kad tai yra Jane'o kūdikis DNR tyrimų. Gerai? O dabar svarbiausia, klausyk manęs, brangioji, aš negaliu tau padėti. Prašau, klausyk manęs, nenoriu, kad kalbėtum. Klausyk manęs, gerai? Mes turime akių liudininkų. Ir tai ne tik Maikas, gerai? Tu paėmei jį. Tu paėmei Jamie Poterio gatvėje. Taip buvo numatyta. Mes jau kalbėjome su Jenny ir visais kitais. Tu turėjai grįžti. James turėjo grįžti su tavimi į Morgantowną. Gerai? Mes kalbėjome apie Jamie. Klausyk. Ji išėjo su tavimi. Mes žinome, kad ji tai padarė. Tu žinai, kad ji išėjo su tavimi, gerai? Dabar štai ką turime padaryti. Leisk man kalbėti. Štai ką turime padaryti. Dabar turime tai išsiaiškinti kartu. Gerai? Turime tai išsiaiškinti kartu. Žinau, kad tavo gyvenimas buvo sunkus. Aš nemanau, kad esi blogas žmogus. Manau, kad buvai beviltiškas žmogus. Gerai? Ir svarbiausia, ką dabar turime padaryti, turime suteikti šiai šeimai atsakymus. Gerai? Ir mes žinome, kieno tai kūdikis. Mes žinome, turime akių liudininkų. Tai ne tik Maikas, tai ne tik Jenny, gerai? Ir mes žinome, kad tu nieko nesakei apie Jamie paėmimą, arba kad turėjai paimti. Jamie, neklausyk kažko. Turėjai klausytis, bet tu mums to niekada nesakei. Iš tikrųjų, tu turėjai. Tu mums to niekada nesakei, gerai? Tu niekada to nesakei. Ne, bet paklausyk. Mes turime tau tai pasakyti, nes tai labai svarbu, nes ji dabar dingusi. Ir tada žmonės matė, kaip ji įlipo į automobilį su tavimi, brangioji. Ir nuo to laiko niekas jos nematė. Detektyvai mano, kad Jamie Stace buvo nužudyta. Dabar Keti istorija keičiasi. Kur palikai Jamie? Jamie sėdo į automobilį su Ashley. Jamie? Jamie įsėdo į automobilį su Ashley. Taip. Kur Jamie įsėdo į automobilį su Ashley? Ashley turėjo ją parvežti atgal į namus. Ashley turėjo ją parvežti atgal į namus. Palaukite minutėlę. Kur tai buvo? Kur tai vyko? Aš pasakiau Jamie, kad Ashley buvo priešais mamą. Tai ar Ashley paėmė tą kūdikį iš Jamie's? Gerai, dabar pagalvokime. Sakau tau tiesą, kai nežinau, ar tas kūdikis. Kodėl James sėstų į automobilį su Ashley? Nes aš pasakiau Jamie, kad Ashley yra mano draugė, kuri parveš Jamie namo ir viskas, nes aš norėjau grįžti pas tave. Tai ar tu tai suplanavai su Ashley? Ką? Taip. Mes esame čia. Ar tu tai suplanavai su Ashley? Ar tu tai suplanavai su Ashley? Ne, aš to nedariau. Bet kur? Kur buvo Janis? Kur nuėjo Janis? James buvo su manimi, kai... Pirmą kartą, kai ją sutikau, James neturėjo kūdikio, o šiandien 2 kartus tvarkiau teisinius reikalus. Ashley. Kokia Ashley pavardė? Nes tu pažįsti Ashley geriau nei sakai. Aš nežinau, kokia jos pavardė, gerai. Bet štai kame reikalas. Problema ta, kad liudininkai matė Jamie tavo automobilyje. Detektyvai dabar beveik 100% įsitikinę, kad toks žmogus vardu Ashley tikriausiai neegzistuoja. Ashley nėra. Taip, Ashley yra. Tikrai? Tikrai? Yra Ashley. Taip, yra Ashley ir yra James. Tai kaip tu? Kodėl ant manęs pyksti? Nes tu pyksti. Aš nepykstu. Nesakyk, kad nėra Ashley. Yra Ashley. Klausyk mūsų dabar, Keti. Kiek kartų tu mums jau melavai? Kodėl dabar turėtume tavimi tikėti, kad tokia Ashley apskritai yra? Tu mums melavai. Tu tai suplanavai. Ne, pažiūrėk, prie ko lenkiu. Viskas reda atgal pas tave. Nes Liz Race. Ne. Noriu, kad pažiūrėtum į tai. Noriu, kad pažiūrėtum. Ji manęs nepersekioja. Žinau, kad ji dingusi, bet aš jai nieko blogo nepadariau. Tu paėmei jos kūdikį. Tu paėmei jos kūdikį, ar ne? Pažiūrėk ją. Pažiūrėk ją. Ji neturėjo kūdikio. Ji turi, ar ne? Taip, tai jos kūdikis. Ir ji turi mamą, kuri mirtinai bijo, bet buvo laiminga, kad ji sužinojo turinti anūkę. Taip. Ir tu negali būti. Žinau, kad nesi toks šaltakraujis žmogus. Aš nesu, bet tu mums nesakai tiesos. Klausyk, pažiūrėk į ją. Leisk man tau pasakyti. Pažiūrėk. Pažiūrėk į ją. Aš žiūriu į Jamie, ji nuostabiai graži jauna mergina. Jos čia nebėra. Tai kur ji dabar? Ji čia. Kur? Pasakyk, kur ji yra. Ir viskas. Pasakyk, kur ji yra. Ir viskas. Kur ją palikai?
Tu nenori ją žiūrėti, ar ne? Ji ką tik mirė, o jie ją sutvarkė namuose. Tu nenori ją žiūrėti. Tu ką tik nuėjai ten? Žinai ką? Iš kur Ashley žinojo, kad turi susitikti su tavimi ten? Ji nežinojo. Ji nežinojo, kad turi susitikti su tavimi ten. Ji nežinojo. Klausyk, Kati. Katie. Mes sužinosime viską ir jau sužinojome didžiąją dalį ir jau turime pakankamai. Yra Ashley. Detektyvai spaudžia Ketę. Jei Ashley egzistuoja, kur ji? O kur James? Tikriausiai manote, kad sumokėjote už šį kūdikį, nes pastaruosius kelis mėnesius, kai juos pažinojote, jiems davėte pinigų. Dabar tai žinau, jūs jiems davėte pinigų, aš tai žinau. Aš žinau, kad jūs jiems davėte pinigų, taigi jūsų manymu, žinoma, jūs sumokėjote už šį kūdikį. Ir jūs galėtumėte suteikti šiam kūdikiui geresnį gyvenimą nei ji, tiesa? Ar galėtumėte suteikti kūdikiui geresnį gyvenimą nei ji? Nežinote kodėl? Tai suteiktų jums geresnį gyvenimą. Nes tai gyvenimas, kurio norėjote, bet šeimai. Ir jūs buvote beviltiškas, kad... Bet paklausyk, tai Jame'o kūdikis. Nes tu žinai, kad tai Jame'o kūdikis. Pasakyk man. Bent jau pasakyk man tai. Tu žinai, kad tai Jame'o kūdikis, tiesa? Tai buvo. Tu žinai, kad tai Jame'o kūdikis, tiesa? Jūs man sakėte, kad tai Jame'o kūdikis. Ne. Tu pasirinkai Jame'ą. Tu viską suplanavai, kad gautum Jame'o kūdikį, brangioji. Bet ji įsėdo į automobilį su tavimi. Ji išvažiavo su tavimi. Kodėl mums nepasakei, kad ji įsėdo į automobilį su tavimi? Aš žinau, kad mes visi tai padarysime. Mes artėjame prie tiesos, tiesa? Spaudimas pradeda veikti Katę. Ji praranda savitvardą. Jūs bandote suversti man žmogžudystę? Jūs bandote mane įstumti? Kas pasakė nužudymas? Kate, kas pasakė nužudymas? Tu sakei, kad ji gali sakyti, jog ji mirusi. Nežinau. Surink visą šitą prakeiktą daiktą. Tu negali jos išvengti. Jis sakė, kad buvo. Tu sakei, kad ji vis dar gyva. Taip. Tai buvo tavo tikslus žodis. Ji buvo. Su mūsų pastiprinimu, kur ją palikai? Ne, padėk. Kodėl jos nepaliekė? Tu nerodai pirštu. Kur ją palikai? Norite, kad paimčiau kopijas? Duosiu jums asistentę. Klausykit, dabar atsitraukit. Aš pasiruošiu. Da vaikų. Tu į mane spjaudaisi. Kalbi su manimi. Užsičiauk ir atsitrauk. Keti, paklausyk manęs. Dabar aš tau sakau. Ne, kas tu tokia? Ar tai? Rasė, kurią naudojai su ar, tai ką tu nori? Kad aš toliau kalbėčiau. Ar tai ką tu nutilk? Gerai. Ar tu kalbėsi? Ar tu kalbėsi? Jūs kalbėjote su ją? Ar pasakėjai jai? Nutilk. Vienas. Ar pasakėjai jai? Ką ketini daryti? Brangioji, 3. Lik tame prakeiktame berniuke ir aš nustosiu kalbėti. Ar pasakysi mums tiesą? Užsičiauk. Ar pasakysi mums tiesą? Jūs bandote suversti žmogžudystę. Tu sakei, kad ji ketina kažkam pasakyti. Ar tu mums pasakysi? Aš jums pasakiau tiesą. Sakiau, kad ji buvo gyva ir sveika. Kur ją palikai? Kur ją palikai? Sakiau tau, bute, bet ji buvo su Ashley. Matai, dabar viskas kitaip. Nes sakei, kad ji buvo gyva ir sveika, kai ją palikai. Taip, Bet kai vėl ją pasiėmei po to, ji gyva. Ji visą laiką buvo gyva pas mane. Mieloji, Ar matai, kaip visi kiti įtarė, kad tai atkeliavo iš tavo automobilio? iš kur tai atsirado? Aš žinau, nežinau, ką reiškia tas pirštas. Jūs mane dėl to apkaltinsite. Apkaltinti tada? Ką turiu omenyje? O jei bandytume tau padėti, taip? Kaip tu vis šauki? O jei bandytume gauti, žinai ką? Jei man pagėsi, aš nusilenksiu ir pabučiuosiu tau pirštą, gerai? Nežinau, kad man to reikia, gerai? Tau tikrai to reikia, tad leisk mums tau padėti, taip. Dabar paklausyk manęs. Žinau, kad man reikia pagalbos. Man reikia būti psichiatrijos skyriuje. Aš tai žinau. Gerai. Tai pasakykite, kuo aš esu išprotėjusi? Aš esu prislėgta. Esu karšto būdo. Gerai. Ketė atrodo mano, kad detektyvai jai bus atlaidesni. Šiuo metu ji jau buvo apklausiama valandas. Taigi detektyvai pakeičia taktiką. Ateina nauji tardytojai. Bet Ketė taip pat pakeičia savo elgesį. Ir netrukus Kentukio valstijos policija susitinka su Ashley. Keti nežino to, ką aš noriu sužinoti. Ne, aš žinau. Aš žinau, kad tu žinai. Bet kas už tai sėja? Abu džie, abu džiūs. Tikrai ne. Nėra kur eiti. Abu jūs.
Nėra kur eiti. Jei tau rūpi Keti ir nori, kad jį gautų pagalbos, klausyk. Jei tau rūpi Keti. Na, jis yra kurčias. Tai vyko. Man nerūpi. Aš neklausiau, ar tau rūpi, bet Keti rūpi. Žinai ką, aš tai dariau, aš taip gerai vaidinau, kad visi patikėjo, visi buvo apgauti, kad aš buvau tik vienas žmogus. Bet turėjau ir tą piktąją pusę, visi buvo visiškai apgauti. Taip, išskyrus mane. Kaip tu tai supratai? Kaip? Keti man pasakė. Ne, ji nesakė. Jis sakė. Ne, ji nesakė. Jūs sakė. Ji niekam neleido sužinoti. Žinau, kad ji neleido. Keti, ji man pasakė. Ne, ji nepasakė. Ar visą laiką buvai čia? Taip. Ji ten nebejojo tą kitą. O ne? Taip, ir nemėgstu jo. Keti taip padarė. Nemėgstu jo. Tai pasakyk jiems, Keti. Pasakyk mums, kur yra Keti. Keti žinotų. Jūs man mokėtumėte už kvailumą. Aš nelaikau tavęs kvailiu. Keti yra meluojanti kekšė, kuri tave įskundė. Štai kas jį yra, gerai? Gali paskambinti, kai nori, todėl mums nerūpi. Jei mums nerūpi, Tada tu jai pasakyk. kaip tu drįsti taip apie mane galvoti? Ką tu galvoji apie ją? Jau pasakei mums, kad Keti bus ta, kuris sies. Tad suverskime viską jai. Jei jau darysime tai, darykime teisingai. Pasakyk mums, kur Keti padėjo Džeimio kūną. Mes ją nuvesime į kalėjimą. Man skauda galva. Ačiū. O štai, čia yra mano. Aš tiesiog tik džiaugiuosi, kad jis. Prašau. Pasakyk mums, kur Keti tai padėjo. Keti bus ta, kuris sies. Argi ne taip sakei? Tau aš patinku? Man visiškai nerūpi. Aš tavęs nekenčiu. Man visiškai nerūpi. Kalbant apie mane, man nesvarbu, kam aš tai suversiu. Man rūpi, ką tu apie mane galvoji, nes tikriausiai tai, ką tu galvoji apie mane, visai nesusiję su tavimi. Jūs visi išeinate, taip? Mes vėl išeisime. Ne, aš dar nebaigiau kalbėti. Aš iš tikrųjų bandžiau kalbėti. Ei, tu mane apvogei. Detektyvai nusprendžia žaisti šį žaidimą su Kathy Ashley. Jei Ashley nori griežtesnio požiūrio, jie taip ir padarys. Tačiau atrodo, kad Kathy nori švelnesnio požiūrio, nes po 2 minučių ji vėl persijungia ir pradeda verkti. Prisiekiu savo kūdikio gyvybę, sakau jums, man reikia maisto. Gerai, Kathy, su tavimi noriu pasikalbėti. Padėk mums padėti tau. Dabar paklausyk manęs. Leis man pasakyti, ką turiu. Aš ištraukiau tavo automobilį. Ten yra tavo Toyota. Įveskite ugnis. Taip, ir jame pilna Džeimio kraujo. Gerai. Na, klausyk. Džimi, ant jo taip pat yra jos kruvini pirštų atspaudai. Gerai. Kruvini pirštų atspaudai. Džeimio kruvini pirštų atspaudai. Pasakyk man, iš kur aš paėmiau tą apsimetėlio dalyką? Džeino atspaudai. Kas? Džeimio. Džeimis. Džeimio. Džeimis. Ji buvo automobilyje? Taip. Ji buvo automobilyje. Negalėčiau jos vadinti mama, jei būčiau tokia. Kruvini pirštų atspaudai, gerai? Ant tavo automobilio yra jos kraujo. Taip, oi. Taip, turiu. Aš to nepadariau. Man tiesiog reikia ją surasti, gerai? Švelnesnis požiūris atrodo veikia.
Keti pagaliau prisipažįsta, kad Ashley neegzistuoja. Ashley yra tik jos viduje sugalvotas žmogus, kuris pasirodo tik tada, kai jis supyksta. Aš taip noriu tau padėti. Aš jau beveik suprantu. Darykime tai kartu. Ar esi pasiruošusi? Gerai. Gerai, tu visą. She's doing the last. Gerai. Tu eini prie priekinio durų ir rankose laikai kūdikį. Gerai. Taip, kūdikį. Teisingai. Dabar grįžkime atgal laiku. Taigi, kepsnių diena yra 185 diena. Ar ne? Kur aš pažinosiu šią grandinę? Aplink degalinę. Palauk, ji bando, jau ateina, ji man sako. Ji bando priversti tave prisipažinti, mieloji. Prašau nedaryk to, prašau nedaryk. Atsitrauk. Prašau. Aš nenoriu prašyti. Tu gali tai padaryti. Tu gali, brangioji. Įveik tai. Tu esi stipresnė už ją. Grįžk atgal. Kurie nori? Nori šitos mamos. Tu tai padarei. Dabar laiminga? Ji maldavo tavęs. Neišsekink manęs. Ar tikrai? Taip. Taip, tu tai užbaigei. Kurioje degalinėje ji yra? Nebučiauk jų, pasveikink mane. Vaikai, nesveikinkite manęs. Tu iš jos neišeisi. Ar tu to nesupranti? Gali pasakoti visokiausių. Leis man tau kai ką pasakyti. Ji nieko panašaus nesužinos. Noriu, kad ji tai žinotų. Ji tai žino. Ji tau nepasakys. Ji žino, kad už tai turės atsakyti. Ji man to nepasakys. Nėra už ką atsakyti. O Dieve mano. Ei, labas, mažylė. Labas. Tu skambini. Grįžk čia vidun. Kalbėk su manimi. Aš susitvarkysiu. Ar tikrai gali? Ar jau ką nors davai? Ne, ji tau nieko nesakys. Jie ten ant tokio mažo keliuko. Leis man tau kai ką pasakyti. Aš žinau, kaip nužudyti. Aš žinau. Bet jokio prakeikto sukčiavimo. Tu gali tęsti, net jei neini. O tu, po velnių, nesvarbu. Nežinau, kaip tai įveikti. Ashley, dar žinoma kaip Keti, prisipažįsta, kad tiksliai žino, kur yra James, bet to neatskleidžia detektyvams. Mes tave pagavome. Keti, tu kaip katė. Keti tik futbolo žaidėja. Ar gali įrodyti, kad ji mirusi? Tikrai taip. Ne, negali. Tikrai taip. Ne, negali. Negali. Ar manai, kad gali išpjauti visus žmogaus vidurius ir jis nemirs? Pagalvok apie tai. Tu turėjai jos gimdą. Tu turėjai jos kiaušides. Tu turėjai jos kiaušiantakių. Ar manai, kad kas nors gali išgyventi su plačiai atvertu pilvu ir išimtomis visomis vidaus dalimis? Rimtai, tu juk protingesnis. Toks protingas būni tik kokias 5 minutės. Maždaug 5 minutės. Ji įsilaikė ilgiau. Kiek ilgai neišsilaikė? Ne, geriau. Gal kokias 10 minučių. Bet žinai, kai žmogus tik sėdi ir taip kosi, tai nėra gyvenimas. Visa tai tik nervai ir visas tas kraujas, kuris išbėgo. Ji daug negėrė. Na, toje mašinoje daug kraujo. Nežinau. Ar perpjovė ją skersai, ar išilgai? Ką? Ar perpjovė ją skersai? Ar perpjovė ją išilgai? Jos nebuvo namuose. Ne, jos nebuvo. Kraujas automobilyje? Tai kūdikio kraujas. Nežinau. Keti turėjo kūdikį, o tada juos pagavo. Gerai?
Kur ją įpjovė? Kur ji buvo, kai ją įpjovė? Ji tikrai nebuvo įpjauta tame prakeiktame automobilyje. O kur tada buvai tu? Kam? Kur buvai, kai ją pjovė? Tai svarbu. Kur buvai, kai ją pjovė? Tu manai, kad Katė tokia miela, man ji nepatinka. Man ji nepatinka. Tu man nepatinki prakeiktą motiną. Man niekas nepatinka. Man nerūpi, ką jūs žinote apie asmenybę. Atspėk, aš žinau, kaip blokuoti ji nemoka vaidinti. Kur buvai, kai ją pjaustė? Tu nesvarbus. Tai svarbu. Kur tavo vardas? Nukabinčiau prakeiktų daiktų nuo manęs. I'm done with you. Eik ir surask mane. Ashley, dar žinoma kaip Keti, yra įsitikinusi savo mintyse. Kūno nėra, vadinasi, arešto nebus. Tačiau mes žinome, kad tai toli gražu nėra tiesa. Maniau, kad tu pasidavei. Taip, pasidaviau. Su tavim viskas baigta. Prisimeni, kaip sakei, kad mes nieko negalime padaryti. Kaip mes nieko negalime padaryti be kūno? Kad ką? Mes nieko negalime padaryti be kūno. Jūs nieko negalite padaryti, jei aš nepasakysiu, ką ji daro. Šitas vyras čia ruošiasi atnešti jums kaltinimą dėl nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis ir šio vaiko pagrobimo, taip pat dėl šios moters čia. Kas tuo patiki? Kas ten eina, tu eini, aš ne. Taigi, kad galėtum savo padėti dabar, Ashley. Jei tu, jis padarys tai. Mes tau pateiksime kaltinimus. Žinai, aš taip ir pagalvočiau. Tu visą laiką kaltini Keitį. Ji žino, kas yra kas. Bet žinai ką? Jis bus tas, kuris tave pasodins į kalėjimą. Jis bus tas, kuris tau pateiks kaltinimus. Nenoriu užmigti. Tu pasirinkai mane, tu pasirinkai mane. Tu pasirinkai mane. O, tu turėtum eiti. O tau viską. Mes negalim, ne. Atsisveikink su savo vaikais ir viskuo kitu. Atsisveikink su savo vaikais ir viskuo kitu. Tau viskas. Tu esi išėjęs iš kalėjimo. Taip, tu keliauji į kalėjimą. Man nerūpi, baig. Nulipk nuo mane, šunsnukė. Nesugadink mano sumanumą. Aš sugadinau savo sumanumą. Geriau nežaist. Hey, let me ask you something. You gonna cooperate now? You gonna cooperate now? Keti galiausiai atskleidžia detektyvams, kur yra James Stace kūnas. 21 metų mergina kitą dieną randama miškelyje netoli greitkelio. Per pirminį teismo posėdį detektyvas Čedvinas liudija apie šiurpią James nužudimo eigą. Jis sako, kad Keti nuvedė Jamie į šį mišką su ketinimu ją nužudyti. Keti Coy elektrošoku užpuolė James Stace, o tada perpjovė jai gerklę ir riešus. Detektyvas Vinas liudijo, kad buvo akivaizdu, jog Jane's kūdikis buvo išpjautas iš jos, tai patvirtindamas, kad Keidenas, kaip jį vadina Keti, iš tiesų yra James sūnus. Byla perduodama didžiajai žiuri ir 2011 m. birželio 1 dieną Voreno apygardos didžioji žiuri pateikė kaltinimą pagal 5 punktus. Nužudymas, 2 pagrobimo atvejai, manipuliavimas fiziniais įrodymais ir pasipriešinimas sulaikymui. Dėl bylos sunkumo prokurorai siekia mirties bausmės. Tačiau Kathy Coy, valstybės paskirtas gynėjas, nerimauja dėl psichikos sveikatos ir pakaltinamumo klausimų. 2012 m. vasarį Kathy prisipažįsta kalta dėl pagrobimo ir nužudymo, nors yra psichiškai nesveika. Pagal jo susitarimą dėl kaltės pripažinimo mirties bausmės atsisakoma. Kitą mėnesį Kathy yra nuteisiama kalėti iki gyvos galvos be galimybės išeiti į laisvę lygtinai. Skelbiant nuosprendį, Voreno apygardos teismo teisėjas Jonas Grisas pasakė, kad tai, ką padarė Kathy, cituoju, buvo veikiantis blogis. Jis, kaip pranešama, jai pasakė, per 30 mano teisinio darbo metų niekada nemačiau tokio siaubingo nusikaltimo. Kathy nusprendė nekalbėti per nuosprendžio paskelbimą. Kathy Coy šiuo metu atlieka bausmę Kentukio moterų pataisos įstaigoje. Kalbant apie James Stace sūnų, dabar jis jau paauglys ir, kaip pranešama, juo rūpinasi tikrasis tėvas. Ačiū, kad buvote su mumis šiame epizode. Aš, Elizabetė Milner, ir susitiksime čia kitą savaitę su istorija apie dar vieną nusikaltėlę.